Čiame poreikį viską sutvarkyti šiandien tuoj pat, kai norime ne ilgalaikės, o trumpalaikės perspektyvos, kai svarbiausia yra dabartis. Tačiau, žvelgiant iš biblinės perspektyvos, turime išmokti gyventi, turėdami omenyje dangų, nes tai keičia mūsų perspektyvą. Tarp viso šio beprotiško judėjimo ir judesio mūsų užgriūva didžiulis informacijos kiekis, kuris patenka į mūsų telefonus, televizorius, ekranus ir mūsų gyvenimus. Biure praleidžiame laiką prie ekranų, o grįžtame namo, kur mus pasitinka dar daugiau ekranų. Ir tarp viso to mūsų užgriūva sunkmetis. Viskas mumyse sustoja, kai susidurėme su artimo žmogaus mirtimi ir esame priversti susimastyti, kas iš tiesų svarbu gyvenime, priešingai nei viskas, kuo mūsų užtvindė ekranai informacija, judėjimas ir greitis. Net ir čia, Frederiksburge, galime būti įtraukti į tą patį didmiesčių ritmą, jei gyvename prie savo ekranų toks pat tempas kaip Niujorke, kai gyvename prisijungę. Tai mus įtraukia į dabar visiškai užvaldytą akimirką, kuri tampa mūsų sielos ir ramybės priešu. Visa tai tampa kaip vagys, kurie vagia mūsų ramybę ir džiaugsmą, kaip vagis, kuris neateina, kaip tik vogti, žudyti ir naikinti. O Jėzus sakė, aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą ir kad jo turėtų gausiau. Džia 10:10. To ir ieškome, o nuolatiniuose naujienų kanaluose to nerasime. Pradėję apie tai studijuoti ir skaityti, pradedame suvokti, kokį džiaugsmą teikia žinojimas, kad vieną dieną vėl išvysime savo mylimuosius ir tapsime energingesni, stipresni, aistringesni ir labiau atsidavę Evangelijai nei bet kada anksčiau, nes neturime ko prarasti. Viskas gyvenime tampa abipusiai naudinga. Jei mirsime, pamatysime savo mylimuosius ir Jėzų akis į akį. Jei neišeisime, bet ilgiau pasiliksime šioje žemėje, tai bus laimėjimas, nes su savimi galėsime patraukti daug daugiau žmonių, gyventi turint galvoje tikslą, mintį, kad žinome, kur einame, kai taip pat žinosime, kas esame, žinosime, ką daryti. Kai žinome, kas esame Kristuje, kai suprantame savo tapatybę. Kristuje savo gyvenimą, Kristuje, kad mūsų gyvenimas yra Kristus mumyse. Šlovės viltis, mes randame save jame, kai žinosime, kur einame, žinosime, kuo būti. Biblijoje žodis dangus minimas daugiau nei 700 kartų, tačiau šiandien bažnyčioje nekalbama apie du dalykus, dangų ir pragarą. Tačiau turime būti sąžiningi ir apie tai kalbėti, nes jei nepažįstame Jėzaus, tuomet galutinis žaidimas mums nėra geras. Jei būsime pasinėrę į šią akimirką ir savo ekranus darbą, Netflix žiūrėjimą, tai, kas vyksta aplink mus, politiką ir pramogas, tuomet neturėsime laiko apie tai galvoti. Niekas taip dažnai nediagnozuojamas, kaip mūsų namų ilgesys dangui. Manome, kad norime sekso, narkotikų, alkoholio, naujo darbo, atlyginimo pakelimo, daktaro laipsnio, sutuoktinio, didelio ekrano televizoriaus, naujo automobilio, namelio miške, buto Havajuose. Iš tikrųjų mes norime asmens, kuriam esame sukurti, Jėzaus, ir vietos, kuriai esame sukurti. Dangaus, niekas kitas negali mūsų patenkinti. Rendis Alkornas, iš knygos Dangus. Tavo širdis sukurta Dievo karalystei. Tai gali būti svarbiausias dalykas, kurį jums kada nors kas nors pasakys apie jūs pačius. Tavo širdis klesti tik vienoje vietoje, ir ta saugi vieta vadinasi Dievo karalystė. Rendis Alkornas, iš knygos Viskas nauja. Kadangi šėtonas mūsų nekenčia, jis nekenčia jūsų ir turi prieš jūs nukreiptą strategiją, jis pasiryžęs atimti iš mūsų džiaugsmą, kurį patirtume, jei tikėtume tuo, ką Dievas mums sako apie nuostabų būsimąjį pasaulį. Rendis Alkornas, iš knygos Dangus. Kai pradedame gyventi su dangaus perspektyva, pradedame mąstyti bibliniais, o ne holivudiniais terminais, ir atsikratome Looney Tunes filmo vaizdinio apie angelišką
Katina Silvestra su aureole ir sparnais ant debesies, grojantį lyrą. Kas būtų, jei iš tiesų patikėtume, kad tai, kur einame, yra taip nuostabu, tai pranoksta mūsų protą ir supratimą. Tai didinga, kad danguje iš tiesų turėsime ką veikti pasitenkinimą teikiantį ir šventą darbą, kaip Edeno sode. Kažkas mūsų širdyse prisimena Edeną, ir dabar mumyse yra Dievo formos tuštuma. Mes buvome sukurti pagal imago Dei Dievo atvaizdą, kai mumyse yra kažkas įgimto. Kažkas prigimtinio tai, kas prisimena Edeną. Mes žvilgčiojame į dangų, stebėdami saulėtekį ar debesų darinį, kalną, upę ar upelį, kur kažkas mumyse rezonuoja ir jaučiamės keistai pažįstami, bet kartu ir nežemiški, kur tai sukuria akimirką ir esame visiškai priblokšti. Vien žvelgdami į tai mūsų širdys prisimena, iš kur atėjome iš Edeno, kuris yra tarsi šešėlis to, kas ateis dangaus. Mūsų širdys prisimena Edeną, mūsų širdys trokšta dangaus. Gyvenime pamatę pakankamai, pradedame suvokti, kad iš tiesų svarbu ne tai, kas yra čia. Priešais mus, danguje turėsime ką veikti su pašlovintu kūnu. Fizinį kūną, šventajame rašte sakoma, kad viskas bus sukurta naujas dangus ir nauja žemė ir mes užimsime tą erdvę, ir ji bus šlovinga, nes nuodėmė nebus suteršusi to pasaulio. Kolosiečiams 3. 1 Angė 2 NKJV. Jei tad esate prikelti su Kristumi, ieškokite to, kas aukštybėse, kur yra Kristus, sėdintis Dievo dešinėje. Nusitaikykite, įsitvirtinkite, įkaskite kulnus ir pasakykite: aš nejudėsiu į tai, kas aukštybėse, o ne į tai, kas žemėje. Tai metafora, kurioje Jėzus sėdi Dievo soste Dievo dešinėje malonės ir valdžios vietoje, o mes, Jėzaus sekėjai, esame prikelti kartu su juo ir sėdime Kristuje danguje, Tėvo dešinėje. Mes taip pat nešiojamės Dievo palankumą ir valdžią savo gyvenime. Tai geroji naujiena. 2 Korintiečiams 5. 1 Angė 6 NLT. Juk žinome, kad kai ši žemiškoji palapinė, kurioje gyvename, bus nugriauta kai mirsime ir paliksime šį žemiškąjį kūną, turėsime namus danguje, amžinąjį kūną, kurį mums sukūrė pats Dievas, o ne žmogaus rankos. Mes pavargstame savo dabartiniuose kūnuose ir trokštame apsivilkti dangiškuosius kūnus kaip naujus drabužius. Juk apsivilksime dangiškaisiais kūnais, nebūsime dvasios be kūnų. Kol gyvename šiuose žemiškuose kūnuose, dejuojame ir dūsaujame, bet ne dėl to, kad norime mirti ir atsikratyti šių mus aprengusių kūnų, veikiau norime apsivilkti naujus kūnus, kad šiuos mirštančius kūnus prarytų gyvenimas. Pats Dievas mus tam paruošė ir kaip garantiją įrodymą davė mums savo šventąją dvasią. Taigi mes visada pasitikime savimi, nors ir žinome, kad kol gyvename šiuose kūnuose, nesame namuose su Viešpačiu. Visas kontekstas susijęs su dangumi tikėjimu, kad dangus yra tikras, ir mes gyvename turėdami omenyje dangų. Kažkas įvyksta, mes pasitikime savimi ir žinome, kur einame. Tada kasdien skaitydami, studijuodami ir gilindamiesi į jo žodį tampame dar labiau tuo tikri. Kai žinosime, kas esame, žinosime, ką daryti, ir kai žinosime, būsime tikri, kur einame, mes vienas žinosime, kuo tikėti, nes tai parašyta šventajame rašte. Ir žinosime, kas yra netiesa, kad šiame gyvenime svarbu tik tai, kas yra priešais mus ir ką galime matyti. Mes tikime ne tuo, mūsų akys, mūsų protas nukreiptos į kažką daug didingesnio. Kai žinosime, kur esame, kur einame, žinosime, kaip pasitikėti savimi. Kai žinosime, kad laimėsime žaidimą, galėsime atsistoti ir šūktelėti į tvorą. 2 Žinokite, kaip tapti tuo, kuo Dievas mus pašaukė būti. Sužinosime savo juostą, tikslą ir likimą Dieve. 3 Biblijoje sakoma: būkite ramūs ir žinokite, kad aš esu Dievas. 46:10. Mes nuolat esame tokie susisukę. Žinosime, kaip ilsėtis šio pasaulio chaose.
Jėzus miegojo valtyje vidury audros, nes suprato, kad yra kitos karalystės pilietis, jo mintys buvo kitoje vietoje, jis nukreipė savo mintis į tai, kas aukštybėse, o ne į tai, kas žemėje. Kolosiečiams 3:2 jis žinojo, kur plaukia, todėl galėjo miegoti vidury audros. 4 žinoti, kaip elgtis, kai esame tikri, kad Dievas tai jau padarė, kad Jėzus jau laimėjo karą, kad jis jau paruošė mums vietą šventosios dvasios rezervuotą ir garantuotą buveinę. Tai informuoja apie tai, ką dabar darome. Žinosime, kaip elgtis, kai žinosime, kad laimėjome žaidimą. Galime elgtis su džiaugsmu ir gyvybe. 5 mokėsime priklausyti, norėsime prisijungti, nesuprasime vertę to, kas yra už mūsų prigimtinių polinkių ribų. Žinosime Kristaus kūno Dievo šeimos ir mūsų gyvenimo kartu vertę. Mes žinosime, kaip priklausyti, kaip jungtis. 6 mokėti džiaugtis, kai tikrai tuo tikime, negalime nesijuokti, negirti, nesišypsoti, nes žinome, kad jau laimėjome, žaidimas jau baigtas, jo nebegalime sugadinti, negalime jo pažeisti, nes žinome, kaip viskas baigsis. 7 žinokite, kaip būti pripildyti ir perpildyti šventoji dvasia, ši garantija ta, kuri suteikia mums gebėjimą ir galę vaikščioti tikėjimu, o ne regėjimu, kuri pripildo mus iki galo ir perpildymo. Malda. Tėv, dėkoju, kad mus išgelbėjai ir išgelbėjai. Suteik mums malonę perorientuoti savo mąstyseną, pašalink ir išgydyk visas tamsias mūsų gyvenimo vietas. Viešpatie, atverk mūsų akis, kad matytume dangų ir kad nukreiptume savo mintis, nusiteiktume į tai, kas aukštybėse, o ne žemėje. Viešpatie Jėzau, atiduodame šį laiką tau labiau informuoti nei tada, kai pradėjome, kad tu tiesioginė prasme esi mūsų kelio kūrėjas, tu tiesi kelią ten, kur, atrodė, jo nėra. Tu tiesi kelią dykumoje, greitkelį dykumoje, mes sekame paskui tave pasitikėdami, kad žinome, kur einame. Šiandien mes garbiname tave ir šloviname tave, kai mūsų mąstysena yra perorientuota. Mūsų vizija pasikeitusi ir pasikeitusi, nes mūsų mintys nukreiptos į aukščiau esančius dalykus. Mes laukiame būsimos šlovės, ir tai lemia viską, ką darome dabar. Meldžiamės, kad mūsų žvilgsnis į dangų pakeistų mūsų gyvenimą žemėje. Jėzaus vardu. Amen. Bridge Church Fredericksburg pastorius Jimmy Pruitt 2023 vasario 26 d. Dangus realiame pasaulyje 3 dalis. Juk žinome, kad jei mūsų žemiškieji namai, ši palapinė, sugriūtų, mes turime pastatą iš Dievo. Ne rankomis padarytus namus, amžinus danguje. 2 Korintiečiams 5:1. Mūsų širdys prisimena Edeną, mūsų dvasios trokšta dangaus. Dideliai daliai pasaulio žmonių prisijungimas prie skaitmeninio prietaiso ar ekrano yra jų gyvenimas, o mes, vyresniosios kartos atstovai, pašaukti tvarkyti šią planetą, gyvybę ir kultūrą, turime žinoti, kas vyksta su naujaja karta. Būtų naivu manyti, kad šis tempas sulėtės, kad gyvenimo tempas kaip nors pasikeis ir mes grįšime į ramesnės ir nuostabesnės dienas. Apgailestauti dėl to, kas dabar vyksta mūsų pasaulyje, nėra naudinga ir neduoda jokios naudos. Kyla klausimas, ką galime daryti ir kaip gyventi tarp visų šių pokalbių, triukšmo ir įsiblaškimo. Į tai ir bus sutelktas dėmesys šiame cikle. Tai nėra tikrasis gyvenimas, tai ne viskas, kas yra. Tai tik šešėlis. Mes gyvename tarp jų. Mūsų širdys prisimena Edeną, kuris yra dangaus atvaizdas ir šešėlis, tačiau mūsų dvasios trokšta tikrojo dangaus. Kaip aprašyta šventajame rašte, Edeno sodas buvo stulbinamai nuostabus. Jie dirbo ir triūsė Adomas ir Ieva turėjo darbo. Jie turėjo užduočių iš Dievo. Jie bendravo su juo, netrukdomi be netvarkos ir toje aplinkoje jie turėjo atlikti dievišką darbą, ir jie gyveno nuostabioje harmonijoje, o tada įsivėlė nuodėmė, ir įvyko nuopuolis. Tačiau dabar, kai mūsų dvasios ilgisi dangaus, turime ko laukti tai, kas motyvavo ir skatino
pirmojo amžiaus krikščionis žydus, o paskui pagonis gyventi virš tironijos ir Romos plaktuko visai nepanašaus į šiandieninę valdžios kontrolę, kuris smarkiai smogė žydų tautai. Ekonomika buvo nualinta, vyko karai ir karo gandai, gyvenimas buvo sudėtingas ir sunkus, buvo daug kančių ir skausmo, vilties buvo mažai arba jos nebuvo, buvo beviltiška. Tokioje aplinkoje Evangelija plito ir Dievo karalystė per labai trumpą laiką istoriškai smarkiai plėtėsi. Ir Biblijos rašytojai, ir istorikai sakė, ir jie apvertė pasaulį aukštyn kojomis, ir jie tai padarė pačiu blogiausiu įmanomu scenarijumi, kuo blogesni tapo laikai. Tai, kas dabar vyksta mūsų pasaulyje, depresija ir savižudybių skaičius yra nekontroliuojami, o psichikos sveikatos pasaulis yra priblokštas šių problemų. Mums reikia pagalbos ir mums reikia vilties. Pirmojo amžiaus tikinčiuosius pirmiausia skatino vienas dalykas: jie žinojo, kas jie yra Kristuje, ir žinojo, kur eina. Jie suprato savo likimą, žengė į kitą gyvenimo lygmenį, daug platesnį už tai, ką mes čia patiriame. Jie gyveno turėdami prieš akis dangų, ir tai lėmė jų dabartinį gyvenimą. Žinodami, kas jų laukia, jie sumažino savo skausmą, kančias ir sunkumus pasaulyje, kuriame gyveno tą akimirką, nes dienos pabaigoje jie žinojo, kad jau laimėjo, kad jų laukia atlygis, pranokstantis šį pasaulį. Bažnyčia nebekalba apie du dalykus – dangų ir pragarą, tačiau Jėzaus prisikėlimo esmė buvo ta, kad jis nurodo į naują gyvenimą danguje. Jei žinome, kad žaidimas jau laimėtas, galime stoti prie aikštelės ir šūktelėti į užtvarą. Kai žinome, kad gyvenime laimime dabar, tai dabartinį gyvenimą padaro džiaugsmingą, net ir tada, kai yra sunkumų. Kai matome dangų, tai suteikia mums malonę žengti per jį. Šventajame rašte rašoma apie Jėzų, kuris dėl jam skirto džiaugsmo ištvermingai pakėlė kryžių, paniekindamas gėdą. Hebrajams 12:2 viską, ką jam teko patirti šioje žemėje. Išdavystę, šmeižtą ir kaltinimus, nes jis žinojo, kas jo laukia. Didžiausias dalykas, kuris šiandien mus kamuoja, yra mirties baimė. Net Jėzus sakė: Tėv, jei įmanoma, tegul ši taurė praeina nuo manęs, tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu nori. Nau 26:39 ir jis pakluso tėvo valiai, padarydamas kelią, kad jūs ir aš galėtume laimėti patekti į dangų. Tačiau, nepaisant to, kas įvyko mūsų pasaulyje, dėl visų įsiblaškimų būdų išvengti neišvengiamybės, kai skaitome ir studijuojame apie dangų, jis mums tampa tikresnis, rimtesnis ir gyvesnis, nuostabesnis, ir tai geru būdu formuoja mūsų mąstyseną, kai mums naudinga, ar mirsime, nes būsime su Jėzumi, ir naudinga, jei pasiliksime, nes tada galėsime pasiimti su savimi į dangų daug daugiau žmonių. Štai kodėl ji vadinama Jėzaus Kristaus gerąją naujieną, nes būtent tai ir yra Evangelija, kad jis kuria ir ruošia mums vietą, ir tai nebus animacinė dangaus versija. Tavo širdis sukurta Dievo karalystei. Tai gali būti svarbiausias dalykas, kurį jums kada nors kas nors pasakys apie jūs pačius. Tavo širdis klesti tik vienoje vietoje, ir ta saugi vieta vadinasi Dievo karalystė. Džonas Eldridžas, iš knygos Viskas nauja. Dievo karalystės idėja šiandien apima dangų ir žemę. Kuo aiškesnis mūsų požiūris, teologija, idėjos ir žvilgsnis į dangų, tuo labiau jis informuoja, skatina, motyvuoja ir įkvepia mūsų gyvenimą čia, šiandien. Štai kaip pirmojo amžiaus krikščionys iš tikrųjų galėjo eiti prie kuolo, kryžiaus ar liūtų urvo ir džiaugtis šią akimirką, nes žinojo, kas bus toliau. Mes esame praradę suvokimą apie tai, kas bus toliau, ir gyvename didžiulėje baimėje dėl to, kas yra tarp jų, dėl mirties proceso fizinės jo pusės, tačiau kuo geriau pažinsime dangaus tikrovę, tuo labiau toleruosime ir sumažinsime mirties proceso baimę. Kadangi šėtonas mūsų nekenčia, jis nekenčia jūsų ir turi prieš jūs nukreiptą strategiją, jis
pasiryžęs atimti iš mūsų džiaugsmą, kurį patirtume, jei tikėtume tuo, ką Dievas mums sako apie nuostabų būsimąjį pasaulį Rendis Alkornas, iš knygos Dangus. Savo knygoje Įsivaizduokite dangų, Džonas Burkas teigia, kad 23 procentai jo apklaustų žmonių, patyrusių artimos mirties patirtį, susidūrė su situacija, susijusia su pragaru, ir tai paskatino juos padėti kuo daugiau žmonių, kad jiems netektų ten patekti. Koks bus dangus? Apreiškimo 21:10 Range 14 ESV. Ir jis nunešė mane dvasioje ant didelio, aukšto kalno ir parodė man šventąjį miestą Jeruzalę, nusileidžiančią iš dangaus nuo Dievo, turinčią Dievo šlovę, savo spindesiu. Panašią į rečiausią brangakmenį, kaip jaspis, skaidrų kaip krištolas. Ji turėjo didelę, aukštą sieną su 12 vartų, o prie vartų 12 angelų, ant vartų buvo užrašyti 12 Izraelio sūnų giminių vardai, rytuose 3 vartai, šiaurėje 3 vartai, pietuose 3 vartai ir vakaruose 3 vartai. Miesto siena turėjo 12 pamatų, o ant jų buvo išrašyta 12 avinėlio apaštalų vardų. Jonas vartojo metaforinę kalbą, nes tai, ką jis pamatė, kai žvilgtelėjo į dangų, jį taip pribloškė, kad jis neturėjo kito būdo tai apibūdinti, tam nebuvo jokios kategorijos. Tai, į ką einame, yra taip šlovinga, kad jis negalėjo to apibūdinti žodžiais. Ką veiksime danguje? Apreiškimo 5:13 ESV. Ir aš girdėjau, kaip kiekviena būtybė danguje, žemėje, po žeme, jūroje ir visa, kas yra jose kalbėjo, sėdinčiajam soste ir avinėliui tebūni palaiminimas, garbė, šlovė ir galybė per amžių amžius. Apostrofas. Mes garbinsime aplink sostą, bendrausime su Jėzumi ir kitais tikinčiaisiais. Matysime tuos, kurie Kristuje buvo prieš mus. 1 Tesalonikiečiams 4:16 Range 18 ESV. Nes pats viešpats nusileis iš dangaus su įsakmiu šauksmu, arkangelo balsu ir Dievo trimito garsu, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmieji. Tada mes, gyvieji, kurie esame likę, būsime kartu su jais pagauti debesyse pasitikti viešpaties ore, ir taip visada būsime su viešpačiu. Todėl padrasinkite vieni kitus šiais žodžiais. Turime tikėti, kad visa tai jau vyksta. Mes ir toliau ten tarnausime Dievui. Turėsime darbo. Apreiškimo 22:3 Range 4 NKJV. Ir nebebus daugiau prakeikimo, bet joje bus Dievo ir avinėlio sostas, ir jo tarnai jam tarnaus. Jie matys jo veidą, ir jo vardas bus ant jų kaktos. Gyvenimas su vaizdu į dangų, pasiruošimas dangui. Kolosiečiams 3:1 Range 4 NKJV. Jei tad esate prikelti su Kristumi, ieškokite to, kas aukštybėse, kur yra Kristus, sėdintis Dievo dešinėje. Orientuokitės į tai, kas aukštybėse, o ne į tai, kas žemėje. Juk jūs mirėte, ir jūsų gyvenimas paslėptas su Kristumi Dieve. Kai pasirodys Kristus, kuris yra mūsų gyvenimas, tada ir jūs pasirodysite su juo šlovėje. Vienas, jei esate prikelti su Kristumi, ieškokite to, kas aukštybėse, kur yra Kristus, sėdintis Dievo dešinėje. 2 Orientuokitės į tai, kas aukštybėse, o ne į tai, kas žemėje. 3 Juk jūs mirėte, ir jūsų gyvenimas paslėptas su Kristumi Dieve. 4 Kai pasirodys Kristus, kuris yra mūsų gyvenimas, tada ir jūs pasirodysite su juo šlovėje. 1 Jono 3:2 Range 3 NKJV. Mylimieji, dabar mes esame Dievo vaikai, ir dar nėra apreikšta, kas būsime, bet žinome, kad kai jis apsireikš, būsime panašūs į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Ir kiekvienas, kuris turi šią viltį jame, skaistina save, kaip jis yra skaistus. Hebrajams 12:1 Range 2 NKJV. Todėl ir mes, apsupti tokio didelio liudytojų debesies, nusimeskime visus svorius ir nuodėmę,
kuri mus taip lengvai pagauna, ir ištvermingai bėkime mums skirtą bėgimą. Žvelgdami į Jėzų, mūsų tikėjimo autorių ir užbaigėją, kuris dėl jam skirto džiaugsmo iškentėjo kryžių, paniekindamas gėdą, ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Gyvenimas su vaizdu į dangų, dangiškas mąstymas. Filipiečiams 3, 20 RANGE 21 NKJV. Juk mūsų pilietybė yra danguje, iš kur ir mes nekantriai laukiame gelbėtojo, viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris perkeis mūsų žemą kūną, kad jis taptų panašus į jo šlovingąjį kūną. Pagal tą veikimą, kuriuo jis gali visą savo pajungti. Kai žinosite, kas esate ir kur einate, žinosite, ką daryti ir kaip gyventi. Būtent tai ir yra gyvenimo su dangaus perspektyva pagrindas, jis padeda mums gyventi. Šiandien, jei atidėliosime ir ignoruosime tai, kas neišvengiama, apie tai negalvosime, nes dabar tai nesvarbu, prarasime džiaugsmą, energiją, gyvenimą Dievo rūšies ir Dievo kokybės gyvenimą, kai galėsime pakilti virš to, kas dabar mus laiko, kas mus pririša prie žemės. Jono 1, 12 NKJV. O tiems, kurie jį priėmė, jis davė teisę tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą. Tikėti, priimti, tapti, tai yra kažkas, kas motyvuos ir suteiks energijos mūsų gyvenimui. Nes mes matome, kas ateina. Kai tai atsiskleidžia, Jėzus tampa mūsų gyvenimo viešpačiu ir mes viską matome kitaip, o likusį gyvenimą galime praleisti augdami pagal tai. Malda. Tėv, mes tikime, kad mūsų gyvenimai pasikeitė ir mūsų trajektorijos pasikeitė, kai mums buvo pranešta geroji dangaus naujiena. Viešpatie, atiduodame tau savo širdis. Tikime, priimame ir tampame panašesni į tave, nes laukiame dangaus. Tėv, dėkojame tau už Jėzaus Kristaus gerąją naujieną Evangeliją ir dėkojame tau, viešpatie, kad duodi mums taikinį, duodi mums dangų. Tu pateiki mums jį per savo žodį žodžiais, kuriuos sunku net suvokti. Viešpatie, tegul pradedame gyventi turėdami omenyje dangų. Teikis, kad mūsų gyvenimai būtų tokie, kad norėtume su savimi vesti kitus, pasakodami savo istorijas, pripildydami savo kibirus to, kas tu esi, o tada eidami ir darydami gražią netvarką visur, kur tik einame, ir skleisdami gyvenimą, meilę, džiaugsmą, viltį, kuri yra Jėzuje Kristuje. Viešpatie, dėkojame tau, kad siunti mus į mūsų giminingas įtakos sferas, ir, viešpatie, prašome, kad suteiktum jėgų ir motyvuotum liudyti, turėdamas prieš akis dangų. Šloviname tave ir dėkojame tau. Jėzaus vardu. Amen. Bridge Church Fredericksburg pastorius Jimmy Pruitt 2023 sausio 7d. Dievo išrinktasis pasninkas. Mato 5, 6. Tai nėra bado streikas. Mes nesame kalėjime. Dievas mūsų nesuėmė ir nepasodino už grotų, o tada mes turime dalyką, kurį norime propaguoti, ir sakome, kad norėdami jį pasiekti tiesiog pradėsime bado streiką. Praeityje matėme, kaip žmonės tiesiog mirė per bado streiką, nes bandė kažką išjudinti. Jei prielaida yra ta, kad mes stengiamės priversti Dievą pajudėti, tuomet viskas yra atvirkščiai. Pradėkime skaityti Bibliją su mintimi, kad Dievas turi omenyje būtent tai, ką sako Ui, Toze, Dievo žmogus. Ne veltui mes turime tai, ką turime, tokią formą ir įvairiais vertimais, kurie mus pasiekė per amžius, kad galėtume skaityti, mokytis, augti ir pažinti savo Abba tėvą. Dievas ieško santykių su mumis. Knygą skaitome ne tam, kad ieškotume spragų, spąstų ir apėjimų. Skaitome ją, nes Dievas norėjo pasakyti tai, ką pasakė, bet taip pat tam, kad galėtume jį geriau pažinti. Kai kurie iš mūsų prisimena radio imtuvus su rinkikliais. Jei tik truputį nukrypdavome nuo dažnio, kitos stotys trukdydavo ir užgoždavo garso erdvę. Daugelis iš mūsų taip ir gyvename šiek tiek ne pagal dažnį.
Pasninkas gali sugrąžinti mus į dažnį su Dievu į Dievo kanalą, kur vėl aiškiai girdime, kur vėl teka ir vyksta gyvenimas. Pasninko galia mus padaro alkanus ir ištroškusius daugiau Dievo. Pasninkas sumažina savęs galią, kad šventoji dvasia galėtų intensyviau veikti mumyse. Pasninkas, susijęs su malda, yra dvasinė atominė bomba, kurią Viešpats davė mums prieš priešą dur. Bilas Braitas, tarp didžiųjų Biblijos šventųjų, kurie pasninkavo, buvo įstatymų leidėjas Mozė, karalius Dovydas, pranašas Elijas ir regėtojas Danielius. Ši biblinė praktika neapsiribojo vien tik vyrais, nes tarp užtarėjų, kurie ne tik meldėsi, bet ir pasninkavo, randame Hanos Senajame testamente ir Anos Naujajame testamente vardus. Naujajame testamente turime Viešpaties ir jo apaštalų pavyzdį. Pasninkas aiškiai užėmė savo vietą ankstyvųjų bažnyčių gyvenime. Kai kurie didieji bažnyčios istorijos šventieji praktikavo pasninką ir liudijo jo vertę, tarp jų didieji reformatoriai, tokie kaip Liuteris, Kalvinas ir Noksas. Šis paprotys neapsiribojo jokia teologinė mokykla. Štai kalvinistas Jonatanas Edvardsas Jonathan Edwards susikibęs rankomis su armėnu Johnu Wesley John Wesley, o Davidas Brainardas David Brainerd bendravo su Charlesu Finniu Charles Finney. Artūras Volisas, knyga Dievo išrinktasis pasninkas. Mes pasninkaujame ne tam, kad turėtume daugiau Dievo, mes pasninkaujame tam, kad Jis turėtų daugiau mūsų. Kai kurie iš mūsų galbūt nėra kilę iš bažnytinės tradicijos, kurioje buvo praktikuojamas pasninkas, bet dabar galime jame atrasti vertę ir atitikimą Dievo žodžiui, ir tai gali duoti nuostabių rezultatų mūsų gyvenime. Pasninkas yra gražus ir biblinis dalykas, kurį praktikavo pats Jėzus. Iškart po didžiulės pergalės jis buvo pasiųstas į didžiausią savo gyvenimo išbandymą tamsiausioje vietoje. Luko 4:1 Angėja 4:9 Jėzus, kupinas šventosios dvasios, išėjo iš Jordano ir dvasios vedamas nuėjo į dykumą, kur 40 dienų buvo velnio bandomas. Per tas dienas jis nieko nevalgė, o joms pasibaigus buvo alkanas. Velnias jam tarė: jei tu esi Dievo sūnus, pasakyk šiam akmeniui, kad jis taptų duona. Jėzus atsakė: parašyta, žmogus gyvens ne vien duona. Jėzus atsakė velniui šventuoju raštu. Kai priešas pasirodo mūsų gyvenime, mūsų namuose, savo darbą ar santykius turime sakyti tą patį. Parašyta turime ištraukti knygą ir papasakoti, ką Dievas apie tai sako. Mums reikia kalbėti Dievo žodį savo gyvenime. Luko 4:5 Angėja 8 Velnias nuvedė jį į aukštą vietą ir akimirksniu parodė jam visas pasaulio karalystes. Jis jam tarė: aš tau duosiu visą jų valdžią ir spindesį, jis man duotas, ir aš galiu jį duoti, kam panorėjęs. Jei mane garbinsi, žemai nusilenksi, visa tai bus tavo. Jėzus atsakė: parašyta, viešpatį, savo Dievą, garbinkite ir tik jam tarnaukite. Taip pat turime atkakliai priešintis ir kovoti. Šventajame rašte sakoma, kad priešinkitės velniui, jis bėgs nuo jūsų, jis turi pasitraukti. Pasipriešinimas reiškia nuoseklų ir atkaklų. Velnias lengvai nepasiduoda, todėl turime ir toliau jam priešintis. Luko 4:9 Angėja 15 Velnias nuvedė jį į Jeruzalę ir liepė atsistoti aukščiausioje šventyklos vietoje. Jei esi Dievo sūnus, tarė jis, nusileisk nuo čia žemyn. Juk parašyta, jis įsakys savo angelams dėl tavęs rūpestingai tave saugoti, jie pakels tave ant rankų, kad nesusidurtum kojas su akmeniu. Jėzus atsakė: pasakyta, nebandyk viešpaties, savo Dievo. Baigęs visus šiuos gandymus, velnias paliko Jėzų iki tinkamo laiko. Jėzus grįžo į Galilėją dvasios galia, ir žinia apie jį pasklido po visą kraštą. Jis mokė jų sinagogose, ir visi jį gyrė. Kai kurie iš mūsų nepatiria šventosios dvasios galios, nes vienas nesipriešiname ir toliau nesipriešiname, du nes nekalbame pagal žodį parašyta, kalbama
ir 3 nes nesilaikome. Pasninko, ar žengdami į 2024 norime būti anemiški, silpni, nesaugus ir nepasitikintys? Savimi ar veikiau norime, kad rūkas būtų pakeltas, smegenys aiškios, širdis greitai plakanti ir šventosios dvasios įgalinta įsitraukti į šiuos naujus metus? Kas yra biblinis pasninkas? Tai didinti alkį ir apetitą Jėzui. 5, 6, leidžiant laiką vietoj kitų apetitų maitinantis jo žodžiu, ieškant jo maldoje ir bendraujant su juo. Tai praktinis būdas pripažinti Dievą savo galutiniu gyvybės, jėgų ir gyvybingumo šaltiniu. Pasninkas kviečia Dievą naujai ir galingai judėti jūsų gyvenime, nes jūsų protas, kūnas ir dvasia visiškai susiderina su juo. Leidžiame savo būti alkani atimdami ar sumažindami tai, prie ko esame pripratę, kad tai sukeltų alkį daugiau ir bendravimo su juo. Tai praktinis būdas pripažinti Dievą kaip mūsų galutinį šaltinį. Jis yra šaltinis, vienintelis mūsų šaltinis. Mato 5, 6, palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo, nes jie bus pasotinti. Pradėkite nuo savo kodėl. Koks yra jūsų asmeninis šio laiko tikslas? Kai pasninkaujame dėl atgaivinimo, skirkite laiko nustatyti, kokiais būdais jūs asmeniškai norite, kad Dievas jūs dvasiškai atgaivintų per šį pasninką. Paprašykite Dievo, kad per šį pasišventimo jam laiką jis jūs sustiprintų ir kalbėtų jums konkrečiais būdais. Pasirinkite badavimo metodą. Yra keli būdai, kaip galima pasninkauti. Svarbiausia rasti būdą, kaip dalį įprastos rutinos ir apetitų pakeisti viešpaties paieškoms skirtų laiku. Turėtumėte pasninkauti taip, kaip, jūsų manimu, Dievas jūs veda ir atsižvelgti į visas mitybos ar sveikatos sąlygas, kurios gali turėti įtakos jūsų sprendimui. Štai keletas pasninko būdų. 1. Visiškai greitai. Visiškas pasninkas. Pasninko metu vartojami tik skysčiai. Gerkite vandenį ir sultis. 2. Danieliaus pasninkas. Susilaikykite nuo mėsos, saldumynų ir duonos. Gerkite vandenį ir sultis. Valgykite vaisius ir daržoves. 3. Iš dalies greitai. Danieliaus pasninkas arba bent vieno maisto produkto atsisakymas. 4. Greitas ne maisto produktų vartojimas. Pasirinkite ką nors, ką paprastai darote, atsipalaidavimui, pramogai ar malonumui, ir pakeiskite tai laiku, praleistu ieškant viešpaties. Pavyzdžiui, socialinė žiniasklaida, televizija, filmai, vaizdo žaidimai, socialiniai renginiai, apsipirkinėjimas ir t. Pasiruoškite dvasiškai, kad pasninkas būtų naudingiausias. Pasiruoškite savo protą ir dvasią šiais būdais. 1. Kiekvieną pasninko dieną skirkite laiko 15 rang 60 min, kad naudodamiesi šiuo vadovu ieškotumėte Dievo maldoje ir jo žodyje. 2. Nustatykite, kur praleisite šį laiką. Įsitikinkite, kad turite ramią vietą, kur jūsų niekas netrukdys. 3. Kiekvieną pasninko dieną planuokite vesti savo minčių, apmąstymų ir įkvėpimo dienoraštį. Izaijo 58, 6 rang 9. Argi ne tokį pasninką pasirinkau, atrišti neteisybės grandines ir atrišti jungo virves. Išlaisvinti prispaustuosius ir sulaužyti kiekvieną jungą. Argi tai nėra dalytis maistu su alkstančiaisiais ir suteikti pastogę vargšams klajokliams pamačius nuogus, juos aprengti ir nenusigręžti nuo savo kūno ir kraujo. Tuomet tavo šviesa prasiverš kaip aušra ir greitai pasirodys tavo išgydymas, tuomet tavo teisumas eis pirma tavęs, o viešpaties šlovė bus tavo užnugaryje. Tuomet šauksitės, ir viešpats atsilieps, šauksitės pagalbos, ir jis atsakys. Aš esu čia. Pasninkas į mūsų gyvenimą įneša Dievo patepimą, kuris atriša vergijos jungą. Ar mūsų gyvenime yra kas nors, ką reikia sulaužyti, kas nors, kas mus valdo, kad mums reikia proveržio? Malda. Tėv, dėkoju tau už šiandienį tavo žodį. Dėkojame, kad tu mus ruošiesi pašalinti kai kuriuos natūralius dalykus, kad mūsų širdis,
protus ir kūnus galėtų pripildyti antgamtiniai tavo žodžio ir tavo šventosios dvasios dalykai. Viešpatie, mes klausomės, tu turi mūsų ausis, kviečiame tave įeiti, šventoji dvasia, parodyk mums, ką daryti, kaip galime mokytis. Ir kartu pasilenkti prie šios pasninko ir maldos praktikos. Mes norime aiškumo, kai tu pakelsi karo miglą nuo mūsų protų ir dvasių. Padėk mums daugiau bendrauti su tavo dvasia ir tavo žodžiu, suteik mums savo malonę, Jėzaus vardu, amen. Bridge Church Fredericksburg pastorius Jimmy Pruitt 2023 sausio 14 d. Nesilenkite, stovėkite, vizija 2024. Remtis Dievo žodžiu drebančios kultūros akivaizdoje. Efeziečiams 6, 10 RANG 18. Apaštalų darbų 1, 8. Bet jūs gausite galę, kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, ir būsite mano liudytojai. Jeruzalėje, visoje Judėjoje, Samarijoje ir iki pat žemės pakraščių. Mato 28, 19, 20. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios dvasios, ir mokydami juos klausyti visko, ką esu jums įsakęs. Ir tikrai, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Tai yra mūsų įgaliojimas. Mes jau žinome, kokia yra mūsų vizija, bet yra vizijų, kurios yra įtrauktos į kitas vizijas, ir tai yra tai, kur mes einame kaip bažnyčia. Jono 15, 16 rašoma, jei nepasiliekate manyje, jūs panašūs į šakelę, kuri išmetama ir nudžiūsta, tokios šakelės surenkamos, metamos į ugnį ir sudeginamos. 1983 pasaulis buvo visai kitoks nei dabar. Daugelyje šalies vietovių homoseksualumo klausimas vis dar buvo tylus, apie jį nebuvo kalbama. Neturėjome nė vieno politiko, kuris viešai persirenginėtų. Jei jie tai ir darė, tai slapta. Jie nebuvo demonstruojami Baltųjų rūmų kabinete, kad pasaulis pamatytų, kokie silpni esame kaip tauta, kur ne tik pasilenkėme į kairę, bet ir nužengėme tiesiai nuo skardžio. 1983 to nebuvo. Nebuvo pastorių ir bažnyčių, kurios pasidavė kultūrai ir sakė, viskas gerai, viskas galima tos pačios lyties santuokos, pakeiskite savo tapatybę iš žmogaus į katę arba iš berniuko į mergaitę. Bažnyčios dar nebuvo nuėjusios šiuo keliu. Tai buvo 1983, o dabar yra 2024 ir yra dalykų, kurie krypsta ir krypsta taip toli, kad kažkuriuo metu jie nuvirs, įžengdami į šiuos naujus metus ir žvelgdami į pasaulį, kuris dreba, arba 5 minutės skaitydami naujienų kanalą, vis grįžtame prie minties stovėti. Izaijo 54, 2. Išplėskite savo palapinės vietą, plačiai ištieskite savo palapinės užuolaidas. Nestabdykite, pailginkite savo virves, sutvirtinkite savo kuolus, laikas plėstis išeiti. Efeziečiams 6, 13 RANG 18. Todėl apsivilkite visą Dievo ginkluotę, kad, atėjus piktajai dienai, galėtumėte atsilaikyti ir viską padarę, atsilaikyti. Tad tvirtai stovėkite, užsijuose tiesos diržą, užsidėję teisumo šarvus, o jūsų kojos turi būti pasiruošusios, kaip taikos evangelija. Be viso to, pasiimkite tikėjimo skydą, kuriuo galėsite užgesinti visas liepsnojančias piktojo strėles. Pasiimkite išgelbėjimo šalmą ir dvasios kalaviją, kuris yra Dievo žodis. Ir melskitės dvasioje visomis progomis su įvairiausiomis maldomis ir prašymais. Turėdami tai galvoje, būkite budrus ir visada nuolat melskitės už visą viešpaties tautą. Jokūbo 1, 5 RANG 8. Jei kam nors iš jūsų trūksta išminties, prašykite Dievą, kuris visiems dosniai duoda be kaltės, ir ji jums bus duota. Bet kai prašote, turite tikėti, o ne abejoti, nes tas, kuris abejoja, panašus į jūros bangą, blaškoma ir blaškoma vėjo.
Toks žmogus neturėtų tikėtis ką nors gauti iš viešpaties. Toks žmogus yra dvilypis blaškomas tarp dviejų nuomonių, pakrypęs, neatsidavęs, nestovintis ir nepastovus visame, ką daro. Mūsų kultūra ir politika, liberalizmas ir budrumas yra nestabili, o tai reiškia, kad esame blaškomi tarp dviejų nuomonių, niekur negalime nusileisti, todėl linkstame prie bet ko, kas tik pasitaiko, ir tai lemia mūsų mąstymą. Jei nestovime sargyboje, nesaugome to, kas patenka į mūsų akių ir ausų vartus, tada tapsime imlesni visiems dalykams, kuriuos į mus bando įpiršti mūsų kultūra, tiems dalykams, kuriuos pasaulis ir oro jėgų kunigaikštis naudoja mums indoktrinuoti. Tada tampame taikiniu, kuriam viskas, kas pasitaiko, atrodo prasminga. Meilė pradeda atrodyti kaip tolerancija, ir tada turime būti tolerantiškesni ir atviresni. Biblija iš tiesų yra tik seniai parašyta knyga, ir galbūt kai kuriuos dalykus, susijusius su elgesiu, lūkesčiais ir knygos mokymais, mums reikia palikti praeityje. Dabar esame labiau apsišvietę, ar ne? Argi nesame protingesni, nei jie buvo anuomet? Be to, dabar gyvenimas daug sudėtingesnis, tai buvo kitokie laikai ir nauji laikai reikalauja naujų požiūrių į dalykus. Mylėti žmonės nereiškia, kad mes toleruojame ar priimame jų sprendimus. Dabar mūsų pasaulis yra nuvažiavęs nuo bėgių, ir mes stebimės, kas atsitiko. Kodėl Dievas pasuko į dešinę, o mes į kairę? Ar jis sustojo, o mes tiesiog ėjome toliau? Ar mes jo nepastebėjome? Ne veltui matome Izraelio vaikus naktį einančius paskui ugnies stulpą, tai Dievo buvimas. Kai tik jis pajudėdavo ir jie. Diena buvo debesies stulpas, didžiulis, intensyvus ir įspūdingas. Kai Dievas judėjo, jų pareiga buvo judėti kartu su juo. Kai jis ėjo ir jie. Kai jis pasukdavo į dešinę, jie pasukdavo į dešinę. Jie eidavo, kai jis eidavo, ir sustodavo, kai jis sustodavo. Tai turėtų būti perspėjimas mums šiandien, iš tiesų nėra nieko kitaip. Dievas suteikia mums savo buvimą šventąją dvasią. 6 mėnesius mokėmės apie šventosios dvasios asmenį, darbą ir tarnystę. Jis vis dar juda taip, kaip judėjo. Jis vis dar vadovauja, vis dar veda ir vadovauja. Mes turime sekti paskui jį, kaip jis veda. Bet ką daryti, jei turime kultūrą, kuri sako, o, tai buvo anuomet. Kas, jei turime bažnyčių, pastorių ir mokytojų, kurie sako, kad tie laikai buvo kitokie? Kas, jei turime bažnyčių, kurios nebestovi, bet linksta, nes taip reikia daryti, o mes juk norime būti mylintys, ar ne? Esame linkę manyti, kad meilė reiškia, jog viskas galima, jei tik esame laimingi, sakydami savo tiesą. Ne, jei esame Dievo vaikai, turime kalbėti Dievo tiesą. Mes neturime savo tiesos, mes turime jo tiesą, ir mes esame jos nešėjai. Turime kalbėti tiesą meilėje. Efeziečiams 4:15. Taigi meilė reiškia, kad mes kalbame tiesą, bet darome tai su meile, ir čia yra raktas. Šventosios dvasios atsakomybė yra kalbėti tiesą apie mūsų situaciją, sakyti. Mes nesvyruojame, mes stovime, kaip bažnyčia ir tikintieji turime stovėti ant Dievo žodžio. Dievo pažadų, Kristaus užbaigto darbo. Visa, ką Biblija vadina šventu, mes vadinsime šventu, o visa, ką ji vadina nuodėme, mes vadinsime nuodėme. Mums nereikia krikščionių ar bažnyčių, kurios linksta į vieną ar kitą pusę. Mums reikia, kad Amerikoje pakiltų bažnyčia, kuri atsistotų, kuri įsineštų knygą ir laikytųsi jos, kad ir kas nutiktų, nesvarbu, ar bus pragaras, ar vanduo. 1 Korintiečiams 16:13. Būkite budrūs, tvirtai laikykitės tikėjimo, būkite drąsūs, būkite stiprūs. Stovėti ir toliau stovėti. Esame linkę mąstyti kontrastais ir priešingybėmis. Juoda balta, karšta šalta diena. Naktis, aukštyn žemyn,
dešinė kairė. Tai sukuria arba scenarijų, kai reikia pasirinkti vieną arba kitą. Apaštalas Paulius pateikė drąsų sąrašą. Būkite budrus, tvirtai stovėkite, būkite drąsūs, viską darykite su meile. Kai reikia ginti savo tikėjimą, teisumą, šventą lytiškumą, šeimą, gyvybės šventumą ir biblinę tiesą, kartais viską daryti su meile ne visada pavyksta. Tačiau tai turi būti pirmoje vietoje. Kitaip tai nėra Jėzaus širdis ir misija. Būti sargyboje, taip, tvirtai stovėti, taip, būkite drąsūs, taip, būkite stiprūs, taip, drąsus, taip, ryžtingai, taip, atviras, taip, nebijanti, taip, pasitikintis savimi, taip, galingas, taip, drąsus, taip, nepalaužiamas, taip, ir viską darykite, viską darykite meilėje, ja ir per meilę. Stovėkite ir toliau mylėkite. Pastorius Jimmy. Pastoriaus Jimmy vizija Bridge Church. 1, kad nustotume lenktis, 2, kad pradėtume stovėti, 3, kad gintume biblinę tiesą, 4, kad gintume teisingumą, 5, kad gintume savo vaikus ateinančią kartą, 6, kad gintume šventą lytiškumą, 7, kad gintume šeimą, 8, kad gintume pamaldumą, 9, kad gintume negimusį žmogų gyvybės šventumą, 10, kad gintume religinę laisvę, 11, kad gintume biblinį teisingumą, 12, KADGINTUME rasinę vienybę, 13, kad gintume Jėzaus Kristaus Dievą. Ne tik bažnyčioje, bet ir mokyklų tarybų posėdžiuose. 4 HB praėjime, balsavimo kabinoje, savo įtakos sferoje, kur gyvename, dirbame ir žaidžiame, 14, kad gintume Dievo žodį, 15, kad gintume Dievo pažadus. Efeziečiams 6, 13, todėl apsivilkite visą Dievo ginkluotę, kad, atėjus piktajai dienai, galėtumėte atsilaikyti ir viską padarę, atsilaikyti, tada tvirtai stovėkite. Malda. Tėv, Jėzaus vardu dėkoju tau už tiesą. Dėkojame tau už tavo žodį. Tėv, judame, pirmyn ne su pykčiu, nerimu, rūstybe, arogancija ar išdidumu, bet su meile viską su meile. Kiekvieną poziciją, kurią užimame, su meile. Tegul kiekvienas ištartas žodis būna ištartas su meile. Tėv, tegul kitas didysis atgimimas ateina ne iš baimės, bet iš meilės. Viešpatie, mes esame čia tam, kad būtume tiesos skelbėjai ir tiesos sakytojai, ir mes kalbėsime tiesą. Su meile, viešpatie, laiminame tavo vardą. Padaryk, kad mūsų pozicija būtų nepajudinama ir nepajudinama. Ačiū tau, Jėzaus vardu. Amen. Bridge Church Fredericksburg pastorius Jimmy Pruitt 2023 sausio 28d. Protų karai. Pergalė proto mūšyje. Patarlių 23, 7. Yra labai tikras priešas, kuris siekia jūsų proto. Tai ne tik žiniasklaida ji siekia jūsų proto, bet yra daug piktesnė jėga nei žiniasklaida. Rinkodara ir politikai, kovojantys dėl jūsų balsų. Yra daug daugiau tamsos, kurią skleidžia labai tikras priešas, norintis kontroliuoti jūsų protą. Tikrasis mūšis vyksta tarp mūsų ausų, o tikrasis mūšis, kurį mes kovojame, yra nuolatinis. Kasdienis mūšis. Ateinančias kelias savaitės kalbėsime apie proto karus, o svarbiausia apie tai, kaip laimėti proto mūšį. Visi norime laimėti šį karą, tai tikras karas. Daugeliui iš mūsų, televizoriaus žiūrėjimas yra atpalaiduojantis ir patogus būdas praleisti vakarą. Tačiau per pastaruosius 10 metų didžiuosiuose televizijos tinkluose ir kabelinėse televizijose reikalai šiek tiek pablogėjo, ir tikriausiai pastebime, kad daug dažniau žiūrėdami laidas nusukame žvilgsnį į šalį arba greitai persukame jas į priekį. Galbūt klausėme savęs, kodėl mes tai darome, ar televizija tikrai yra blogis. Nebūtinai, ar nėra ir gerų dalykų, kartais tai ne ta viena laida, o kiti triušių takai, kuriais einame ir kurie mus nuveda į tam tikras vietas. Atsitinka taip, kad netyčia mūsų protas, mūsų siela, mūsų
Dvasia gauna visus šiuos signalus, kurie ateina į mūsų pusę. Laikui bėgant tai po truputį pradeda mus nualinti, ir tai, ką prieš 10 metų laikėme amoraliu ir bedievišku, dabar žiūrime įprastai. Kodėl? Nes tai pribloškia ir ateina taip greitai ir dažnai, kad mes tiesiog prie to priprantame. Laikui bėgant ima judėti ribata mūsų gyvenimo skiriamoji vieta, kuri kažkada sakė, aš ten neisiu, bet kai ta riba ima judėti, jūs šiek tiek pajudate kartu su ja, ir staiga jūs ima linksminti tai, kas yra kitos šeimos tragedija, žmogžudystė, seksualumas ir nusikaltimas. Tai turėtų mus neraminti, bet ką daryti? Nusikratome to ir einame toliau, arba galime nuspręsti susigrąžinti savo laiką ir protą, kurį atidavėme kultūrai. Tiesa ta, kad jei ką nors žiūrime vis iš naujo ir iš naujo, tai mus veikia. Kodėl? G-I-G-O, šiukšlės įeina šiukšlės. Išeina, bet ateina momentas, kai turime išnešti šiukšles. Kiekvienas iš mūsų, eidamas su Jėzumi, galime priimti sprendimą ir įsitikinimą, kam skiriame savo laiką ir dėmesį. Tačiau jei nebūsime atsargūs, savo mintis atiduosime kam nors kitam ar kam nors kitam. Protų karai, kurie vyksta tarp mūsų ausų. Šie karai yra mūsų gyvenimo druska, ir niekas kitas negali mums už juos atsakyti, tik mes patys. Esame savo proto ir minčių sargai. 2 Timotiejui 1:7 NKJV. Nes Dievas davė mums ne baimės dvasią, bet jėgos, meilės ir sveiko proto dvasią. Dievas mums suteikė gebėjimą gerai mąstyti ir tiesioginę prasme valdyti tai, kas vyksta tarp ausų. Tai Dievo dovana, kad mes esame savo proto sargai. Apie šį vykstantį karą 1995. Joyce Meyer parašė knygą Proto mūšio laukas. Turėtume ją perskaityti ir paskui dažnai perskaityti iš naujo. Tai viena geriausių knygų apie tai, kaip tai, ką galvojame, veikia tai, ką sakome, ką darome ir kaip elgiamės. Patarlių 23:7 NKJV. Nes kaip žmogus galvoja savo širdyje, toks jis ir yra. Tai buvo parašyta atsižvelgiant į 6 eilutę, kurioje sakoma, nevalgykite šykštuolio duonos ir nevalgykite jos skanėstų kas nors, kas yra pigus arba šykštus intrigantas. Klastūnas. Žodis masto pažodžiui reiškia skaičiuoti kaip šykštuolis, įvertinti vertę, būti vartų. Svarbu saugoti vartus. Mūsų protai turi vartus. Yra akių vartai, burnos vartai, ausų vartai. Patarlių 4:23 NLT. Labiau už viską saugok savo širdį, nes nuo jos priklauso tavo gyvenimas. Mes tampame tuo, į ką žiūrime, tuo, ką apmastome, su kuo praleidžiame daugiausiai laiko. Į ką žvelgiame, kas labiausiai traukia, į ką labiausiai žiūrime, ką labiausiai įsileidžiame pro vartus. Jei nesaugome vartų, tai tie dalykai, kuriuos įsileidžiame, sukelia mumyse toks yra. Jis, kaip žmogus galvoja savo širdyje proto, valios ir emocijų buveinėje, arba kaip galva. Taip ir kūnas, apie ką galvojame, tą ir sukursime. Vartų sargas būdamas savo proto sargas, turite apskaičiuoti ir įvertinti dvasinę, šventą ir amžiną minčių, kurias galvojate, vertę, nes tai, ką darote su savo mintimis, lemia, kas esate ir ką darysite. Jūs esate savo proto vartų sargas. Neturėtume būti šokiruoti, kai žmonės elgiasi taip, kaip jie elgiasi, nes žinome, kad tai buvo jų širdyje. Kaip žmogus galvoja savo širdyje, toks jis ir yra. Mes matysime, kaip tai pasireiškia kiekvieną dieną mūsų gyvenime. Tai, kuo save pripildome, yra būtent tai, ką išleidžiame. Mes esame savo minčių sargai, niekas kitas negali jų saugoti, tik mes patys. Dievas mums davė tai, o taip pat gebėjimą pasakyti. Nustok, arba pasakyti, išeik tam, kas jau yra. Ne visada galime kontroliuoti tai, ką galvojame, bet galime kontroliuoti tai, ką darome su tuo, ką galvojame.
Mintys kyla mums visiems, bet galime kontroliuoti, kurios iš jų lieka, ir didelė dalimi galime kontroliuoti tai, kas apskritai ateina į mūsų mintis. Pasiek mintį, pjauk veiksmą, pasiek veiksmą, pjauk įprotį, pjauk įprotį, pjauk charakterį. Pjauk charakterį, pjauk likimą,